Mm. Oho, kokia tas darbo. Filipai, va, Vilokson tai nešk vedą. Tik arčiau neik. Filipai. O, Labą dieną. laba diena. Dabar paėmėm naują Saturnas visiems. 2. Iki 2 valandų. A він дав до реакції, як клас. Я не пропускав, на кого гір. Я просто на бус відлічу на то. Augštai. Gera, sako, žiūrėt, šoktos kulka. Aš pamačiau kamerą, pamačiau. Gražus. Jau kaip ant nuverti. Jau ant nuverti. Tai jau Viliukas. Va tiek į tą aukštą gelbės dar baučius atėjo. Tos tas parado. Это мама и Застроїсь. Ну. Atėjo į tą aukštą. Pakel, bet ką palantam nori. O tu ant tų kitų šonų niek nepdės. Ką papaliks? Ai pamatys, kad čia bus Oi, vis čia. stainam, dabar jūs nieko nematys, kad nieko. Tas ansamblis čia bus gražus. Jie var Somdė tada įsipilų kraną, ja. Зелее. Tai jau Viliukas, tai jau man bišką filmu. Regina, už kraną maistą, savo ir už lapą. Nu, aš čia gal papai. O kur eita? Kur eita? Sargė. Aš neatvežiu. Eik šalia. Ingvarai. Gera. Pasakys apie.
А я много кисути. Ха. Дома видно слабали. Ejtar gerai, veikia paleist kombalą, bet dar reikia. Сажалась. Во, Вилюксей, намотажила. Во, как сажалась. Вилюка, помою к маме. Вилю. Čia yra idėja kilusi iš mūsų kaimų bendruomenės, kalvių, eidaro, pokyčių mintis, idėja, kuris norėjo kažką tai tokio padaryti, turėjo seniau Aleksandrovo kūrų, parašėm, kad pažymėtų kažką tai atitiktų mūsų
gyventojus, mūsų kaimo, kad atvažiavę nebūtų kažkokia tvarka. Prie to darbo čia prisidėjo daug žmonių. Labai malonu, kad visi su entuziazmu dirba. Tiesiog nereikėjo nei prašyti, nei maldauti savo norų, visi ėjo, dirba, kažkur sugebėjo. Labai esam dėkingi Seimo nariams Jurgiui Razmai, Jonui Jazminui už rėmimą šokimams, kadangi mūsų dar laukia kitas sesija yra spektaklis. Todėl norėčiau, kad trumpo apie Aleksandravą, tai kaip jis atsirado, iš kokios vartis kėlės, ir tikės, kas metas buvo, trumpo apžals mūsų kažkų pirmininkų Veroniką Simutienį. Pirmi duomenys rasti 1775 metais šitas žemėlapis. Šitas žemėlapis, kas jame yra nepasikeitusi, tik upės mūsų minijos vaga. Ji taip vingiavo, prie mūsų čia pat prieina prie Mikalauskais. Taip čia mes ir stovė minimas Aleksandravas. Ir šitas, ir tie tų kaimų dar kibiš 6 dūmai pavadinti, 6 dūmai. O 1870 metais šito kaimo jau Kartenos parapijoje jau nebeminima nei Kruškorių, nei Kibiškių. Čia atsirado Aleksandravo dvaras. Dabar, kaip žinoma, kad kokius pirmosius apie Lietuvą žmonės surado, kaip atsirado vardas, kaip atsirado Aleksandravo pavadinimas. Pateko į rankas Kretingos kraštotyros muziejui esantis sąrašas 157 grašius ir kiek tai avižų nebeprisimenu, nes ginčas buvo pinigais ir avižom. Tai dabar kur tas Aleksandravas, kodėl nebūtinai toks vardas? Buvo mokytojas Gulbinskas, kuris buvo tikrai Lietuvos patriotas ir jis sakė, kad reikėtų Aleksandravą pakeisti paprastai lietuvių. Bet užėjo Kirinės karas ir šitas irgi atsidūrė anoj pusėj, savo įsigelbėjo nuo tarybinio. Aleksandravos leksimą galvojom, kad turėtų Aleksandravos. Taip, šitie duomenys, aišku, labai malonus, kad jo garbei dovanotas šitas dvaras rusų caro Aleksandro. Jis labai buvo už dvarų statybą, už polivarkų statybą, nes skaitė, kad Lietuva ir visa Rusija gali praturtėti šituo statydama dvarus ir juose įvesti tokią trilaukę sistemą ir bendrai ūkininkauti daug pažangesnę kryptimį. Taigi, tiek yra žinoma, o toliau jau jūs žinot, Aleksandravo kolūkis. Kelintais pirmininkė yra Aleksandravo kolūkis.